Tai vienvamzdė šildymo sistema, pradėkime nuo pačių pagrindų. Tai tas sprendimas apskritai atsirado dėl to, kad jis yra paprastas ir pigus. Kai seniau prasidėjo prieš kokį 10 metų, jeigu dar žiūrėt, dar 20 metų atgal daugiabučių renovacija, tai žmonės labai bijojo intervencijos pačio, kiek tų darbų čia bus dabar jų butuose. Ir kai prasidėjo ta jau, sakykime, mano supratimu, masinė renovacija prieš kokį 10 metų, kai Beta BUPA pradėjo organizuoti, tai pamatėme taip, kad daug daugiabučių apskritai nesirenovuos, nes jeigu jiem pasiūlysite daryti dvivamzdę šildymo sistemą, jie labai išsigas šito didelio sprendimo ir daugiabučių renovacija apskritai sustos. Tai iš to atsirado tiesiog supaprastintas sprendimas, kad jeigu dvivamzdė šildymo sistema jum yra per sudėtinga, per daug darbų, per daug pinigų, yra paprastesnis sprendimas tą pačią vienvamzdį šildymo sistemą daryti. Ir žmonės iš tikrųjų nusprendė, kad vis dėlto, pamėginam su tą vienvamzdę sistema, tai tų projektų jau daro iš tikrųjų 10 metai, kaip modernizuoja vienvamzdės sistemas ir viskas su jais gerai. Tai pagrindinė problema daugiabučių yra, taip kaip ir parodyta šitoj prezentacijai, tai viršutiniai žmonės perkaitinėje, vidury žmonės yra patys laimingiausi, tai jeigu yra laiptinių susirinkimai arba daugiabučių susirinkimai, tai šitie gyventojai nesiskundžia ir nesupranta apskritai, kam tas susirinkimas reikalingas, nes jie problemų sistemų nemato. Šitie žmonės čia yra tyliausi, jie šąla, gyvena prie 16 laipsnių, turi elektrinį radiatorių, šildosi papildomai ir sako, gal pagaliau kada nors gali sutvarkyti tą šildymo sistemą. Taip yra dėl to, kadangi vanduo paprasčiausiai teka, kur jam yra lengviau, tai jeigu mes turime čia šilumos punktą, jam yra labai sudėtinga nukeliauti pas šitą esantį gyventoją. Automatiškai vandeniai daug yra lengviau nukeliauti šitai daliai daugiabučių ir tiesiog grįžti atgal. Tai norint šitą dalyką išspręsti, tam reikalingas sistemos balansavimas, reguliavimas. Gerai, pradėkime nuo to apskritai, ar vienvamzdė šildymo sistema gali būti efektyvi šildymo sistema. Nes dabar šitos nuomonės aš jau sulaukiu mažai, iš tikrųjų. Seniau buvo sunku apskritai įtikinti, kad vienvamzdė sistema gali veikti. Tai trumpas toks praktinis pavyzdys. Čia yra daugiabutis, kuris yra Ignalinoje. Jisai turi iki dabar vis dar senus špižinius radiatorius. Vieni kiti yra pasikeitę į naujus plieninius radiatorius. Šis daugiabutis apskaitos neturi. Tiesa, šilumos punktas atnaujintas, bet iš esmės likusi ta pati sena vienvamzdė šildymo sistema, tik tais ją yra sumontuoti termostatai ir balansiniai. Ir jos suvartojimas yra toks. Kad pasilyginimui suprasti čia daug ar mažai, tai čia yra daugiabutis Tauragėje, kuris yra irgi lygiai taip pat kaip ir pirmasis daugiabutis, apšildytos sienos, keisti langai, stogas, naujos duris. Tik tais jie pasirinko susimontuoti absoliučiai naują dvivamzdę šildymo sistemą su dalikliais. Ir praktika rodo iš tikrųjų, kad tiek vienvamzdė, tiek dvivamzdė šildymo sistema gali pasiekti tą patį efektyvumą. Tai mums buvo geras toksai pasitikrinimas, kai tie daugiabučiai pradėjo renovuotis, iš tikrųjų pamatėme, kad asmeniškai man netgi lengviau buvo rasti vienvamzdę šildymo sistemą taupę negu dvivamzdę. Galim trumpai paaiškinti, kodėl. Vienvamzdė šildymo sistema, kada renkasi dažniausiai daugiabučiai, jie nesimontuoja individualios apskaitos, nes kadangi tai yra jau pigiausias sprendimas, jie nori kiek įmanoma pigiau šitą sprendimą padaryti. Ir kadangi jie nesimontuoja individualios apskaitos, jie susimontuoja termostatus, kurie yra iki 22 laipsnių. Reiškia, nei vienas gyventojas negali turėti patalpoje didesnės temperatūros negu 22 laipsniai. Šiaip skamba labai komfortiškai, atrodo kaip ir gal ir aukštoka temperatūra, bet rezultatai rodo, kad daugiabutis neturėdamas apskaitos, bet apsiribojęs tik maksimumą, gali pasiekti 35 kWh per visą šildymo sezoną suvartojimą. Su nauja dvivamzdė šildymo sistema, kodėl man yra sunkiau rasti taupų daugiabutį naujos dvivamzdės šildymo sistemos, yra dėl to, kadangi termostatai yra montuojami nuo 16 laipsnių iki 28 laipsnių. Kai jūs turite individualią apskaitą, svarbiausias dalykas yra tas, kad jūs negalėtumėte užsisukti visiškai radiatoriaus. Dėl to yra specialiai termostatai nuo 16 laipsnių. Bet mes duodam gyventojams atsisukti iki 28 laipsnių.
ir jeigu jūsų daugiabutyje gyvena bent 5 žmonės, kurie turi kompensaciją už šildymą, jie tos termostatus atsisuka ir iškreipia visą daugiabučio suvartojimą. Ir reziumė gauname, kad rasti 35 kWh suvartojantį dvivamzdės daugiabutį yra daug sunkiau negu vienvamzdės daugiabutį. Truputį apie vienvamzdės privalumus. Šiaip iš esmės vienvamzdės sistema, kuom yra kitokia nuo dvivamzdės, tai jūs matote, kad vienvamzdės sistema yra nuosekliai sujungti radiatoriai. Čia kaip yra ir sistemos minusas, nes jeigu pirmas radiatorius yra prisidaręs kažką tais negero, automatiškai nuo jo nukenčia ir antras radiatorius. Tai trumpai patys privalumai. Tai yra maža investicija. Maža tai yra tom, kad tai yra iki 15 eurų kvadratiniam metrui šildomo ploto. Labai maža intervencija, tai darbai yra atliekami labai greitai ir prie jų negrįžtama. Taupimas, greitas atsipirkimas, tai 3-4 metai. Jeigu palygintume su dvivamzdė sistema, tai būtų 8-10 metų. Ir patikimas sprendimas. Tai dabar galiu tikrai pasakyti, kad patikimas, nes Lietuvoje pusė Lietuvos daugiabučių renovuojasi ir modernizuoja esamą vienvamzdės šildymo sistemą. Tai tikrai 1000-2000 teko matyti čiupinėti daugiabučių, kurie yra su vienvamzdės sistema. Gerai, tai maža investicija iki 15 eurų, čia jau kalbame su darbais ir detalėmis. Tai daugiabučio gyventojų yra labai paprasta pasiskaičiuoti, kiek konkrečiai jam kainuos šitas sistemos sutvarkymas. Pasidaugina savo buto kvadratūrą ir yra labai aišku, kiek tai yra pinigų. Kaip pavyzdžiai, mes turime tokias sėkmės istorijos knygutę pasidarę, tai ten galite pamatyti, aš galiu atsiųsti elektroninę versiją, jau kam reikės, tai ten yra aprašyti konkrečiai adresai, daugiabučiai, kvadratūros, ką jie pasidarė, kiek investavo, kiek sutaupė. Tai kaip pavyzdys, Alytuje, Birutės gatvė 14, daugiabučių šildymo sistemos modernizavimas kainavo 6,7 euro kvadratiniam metrui. Kodėl ne 15 ir ne 10? Dėl to, kad jie neturi daliklių. Ta suma 15 eurų mes jau numatėme, kad tai yra detalės, darbai ir individuali apskaita. Tai jeigu nebūtų individualios apskaitos, tai kažkur tais dar 1/3 sistema yra pigiau. Taip pat turime daugiabutį, tą, kur aš jums dabar ką tik įrodžiau, vienvamzdės šildymo sistema Ignalinoje 7,8 euro kvadratiniam metrui kainavo investicija vienvamzdės sistemos. Taip pat Lazdynai, Vilnius 9,5 euro. Tai kas liečia investiciją, tai iš tikrųjų yra iki 15 eurų ir nedaugiau, nes nelabai yra ką ten ir daugiau išleisti tų pinigų. Gerai, intervencija. Intervencija, tai pagrindinis vienvamzdės privalumas yra toks, kad darbai prie vieno radiatoriaus yra atliekami nuo 1 iki 3 valandų. Kaip čia kitaip pasakysiu. 2 montuotojai prie vieno radiatoriaus užtruks nuo 1 iki 3 valandų. Jeigu pas jūs bute yra 3 radiatoriai, tai automatiškai jūs užtruks pas jūs kiek dabar, jeigu nuo 1, tai nuo 3 iki 9 valandų užtruks jūsų vienvamzdės modernizavimas. Privalumas kitas yra, kad daugiau pas jūs nebus grįžtama prie pačio radiatoriaus kažką tais reguliuoti ar montuoti. Jeigu palygintume su dvivamzdės šildymo sistema, tai dvivamzdės sistema užtruktų gal kokius 5-6 kartus ilgiau. Kodėl? Todėl, kad dvivamzdės šildymo sistemoje vieną dieną yra nešami radiatoriai lauk iš visų butų. Reiškia, jūs turite laukti namie, kol pas jūs ateis montuotojas ir išneš jūsų radiatorių. Antra diena yra demontuojami vamzdynai. Vėl turite būti namie, laukti, kol pas jūs bus ištrauktas vamzdis. Trečią dieną montuojami iš naujo, ten presuojamas vamzdis, montuojami nauji vamzdynai. Ketvirta diena montuojam radiatorius, 5 diena radiatorių reguliavimas, visas šildymo sistemos balansavimas. Kaip pavyzdys, vienvamzdės sistemoje mes nebalansuojam prie pačio radiatoriaus nieko. Dvivamzdės sistemoje mes turim balansuoti iš ankstinius nustatymus. Ir tada jau montuojame dvivamzdės sistemoje termostatus. Vienvamzdės sistemoje termostatus galime iš esmės montuoti iš karto. Tai toks, šita intervencija labai žavi gyventojus, kadangi tai yra labai greitai ir paprastai. Taupimas, greitas atsipirkimas, tai turime labai gerą pavyzdį Klaipėdoje. Laukininkų gatvė 44. Daugiabutis, kuris nusprendė modernizuoti savo daugiabutį etapais.
Kaip pavyzdys, čia yra jų startas, 2009-2010 metų sezonas. Jie suvartojo tiek, tada jie nusprendė, kad buvo toksai mitas, kad reikia apšildinti kampinės sienas. Nereikia tvarkyti šildymo sistemos, šildome kampinės sienas ir to pilnai užteks. Tai jie apšildino kampinės sienas, automatiškai, ką jiems tai davė, tai jie galėjo pamažinti paduodama šiek tiek temperatūrą ir jie gavo sutaupimą. Bet ką jie pamatė toliau, kad vien tik kampinių sienų apšildinimas yra nepakankamas ir tada jie susitvarkė šildymo sistemą. Tai reiškia, jie dar 23% sutaupė, vien tik modernizavę vienvamzdį šildymo sistemą. Tiesa, jie pasirinko prie vienvamzdį šildymo sistemos susitvarkyti ir susimontuoti ir dalyklinę apskaitą. Susitvarkė šildymo sistemą, jie pamatė, kad neužtenka vien tik šildymo sistemos ir galinių sienų, kad galima padaryti dar daugiau. Ir tada jie apsišildino stogą ir tada apsišildino visą daugiabutį. Tai čia, sakykime, kompleksinė renovacija atliko per kokius 5 metus. Tai galima labai etapais matyti, kiek kiekviena priemonė davė jiems sutaupimų. Atsipirkimas vien tik šildymo sistemos yra 3,5 metų, įvertinant, kokia buvo šilumos kaina. Patikimas sprendimas, tai jeigu būtų prieš 10 metų pristatinėjęs apie vienvamzdį sistemą, tai būtų sudėtingiau, nes mes tuomet turėjome tik vieną kitą daugiabutį Lietuvoje ir daug daugiabučių užsienyje. Dabar situacija yra tokia, kad jeigu žiūrėsime kompleksinę renovaciją, per metus renovuojasi, tarkime, 500 namų, tai pusė iš tų namų darosi vienvamzdžio šildymo sistema. Kodėl būtent toks yra pasiskirstimas, kad čia yra vienvamzdžio šildymo sistema, o čia yra dvivamzdžio šildymo sistema, tai tiesiog iš senų laikų yra toks įsitikinimas. Jeigu mes nuvažiuotume į Klaipėdą, Plungę ar Telšius ir sakytume, norime vienvamzdės sistemos, sakytų, jūs nejuokaukit, pas mus tik dvivamzdė, jeigu darom, tai tik nauja ir būtinai apskaita. Jeigu nuvažiuotume į Varėną, Druskininkus ar Ignaliną ir sakytume, norime naujos dvivamzdės sistemos, sakytų, mes tiek pinigų neturim, mes darom esamą vienvamzdę sistemą, mums to yra per akis, to užtenka. Užduosiu gal klausimą, ar mane girdite, ar viskas tvarkoj, ar nestringa, kad būtų šiek tiek ramiau, kad šneku ne tik į sieną, kur Jurgita, mėginu rasti, Jurgita, veikia? Taip. Viskas? Gerai? Taip. Aš tave laikysiu atmutinęs, man ramiau. Pas mane čia vaikai laksto. Jeigu ką užmutinsi, ne problema. Gerai, tai girdite, viskas veikia, valio, smagu. Tada, kas yra svarbu? Tai būtent tai yra svarbu netgi šiom dienom. Mes žinome, kad balansiniai yra gerai, mes žinome, kad termostatai yra gerai, bet mes pamiršome šiek tiek apie termostatų apribojimus. Tai tiesiog aš vėl turiu iš naujo klausti visą laiką montuotojų, pas jūs yra apskaita, nėra apskaita ir kas parašyta projekte, žiūrėkite, nes jeigu pas jūs nėra apskaitos, jūs turėtumėte montuoti termostatus, kurie yra apriboti būtent maksimumas, kad jūs negalėtumėte atsukti daugiau negu reikia. 6 laipsniai nebus problema. Galite galvoti iš savo pusės, ar jūs tikrai užsukstumėte radiatorių, jeigu pas jūs nėra individualios apskaitos, ar jums verta yra šaldyti savo butą. Tikrai ne. Jūs greičiausiai atsisuksite maksimum 22 laipsnius ir viskas. Privalumas tokio sprendimo yra tas, kad jūs galite turėti kokius tik norite radiatorius. Jums nėra skirtumo, tiesiog galite turėti didžiulį špižinį 3 kartus didesnį ir pas jūs sistema patalpoje jūs turėsite tik 22 laipsnius, nedaugiau. Tai reiškia, kitiem gyventojams bus ramu, kad jūsų radiatorius neperkaitina jūsų patalpos ir kad jūs tiesiog neatsidarę lango į tos šilumos neleidžiate lauk. Jeigu jūs turite individualią apskaitą, labai svarbu pasidaro apatinė riba. Tai yra tam, kad jūs neužsisuktumėte radiatorių. Bet senesnės renovacijos prieš 15 metų, kur renovuodavosi namai, buvo labai blogai, kadangi gyventojai galėjo užsisukti termostatus. Kai jūs užsisukate termostatą, reiškia, vidiniai butai pradeda šildytis nuo kampinių butų, turite diskomfortą, sutaupimas be abejo geras, bet tas diskomfortas nebeatperka visų šitos priemonių apskritai. Tai dabar sprendimas jau pas mus vis naudojamas yra nuo 16 laipsnių, viskas tvarkoj. Svarbiausia yra nesumaišyti šitų sprendimų arba nesumontuoti standartinių termostatų, nes būtent šitie termostatai yra tam skirti. Ir kas svarbiausia, gal yra nepamiršti pačių termostatų apskritai.
Čia yra esama, kaip rodžiau iš nuotraukos, sakykime, radiatorių termovizija, tai radiatorių temperatūrų pasiskirstimas. Artimiausi radiatoriai nuo šilumos punkto perkaitinėje, viduriniam yra gerai, kampiniai šąla. Kaip ir atrodytų viskas normaliai, apšildom daugiabutį arba nešildom daugiabutį, gal, pavyzdžiui, mažoje renovacijai susimontuojam tik balansinius. To pilnai užteks. Mes įsivaizduojam, kad sumontavę balansinius mes gausim tokį rezultatą. Ar tai bus iš tikrųjų? Mano nuomonė ne. Kodėl? Todėl, kad tikrai yra žmonių, kurie yra pasikeitę susimontavę didesnius radiatorius, naujus pleninius radiatorius. Kas svarbiausia, jie yra panaikinę šitą vamzdį, apadą, automatiškai 100% teka per jų radiatorius ir automatiškai kitiem yra jau pabloginamos sąlygos. Be abejo, tokių gyventojų, sakykime, yra ne vienas, tai yra ir kiti gyventojai, kurie pasiklausė gerų patarimų, kad verta susimontuoti didesnį radiatorių ir panaikinti apadą. Prisimenu, pasakoja netgi pats buvęs energetikos inspekcijos vadas, sako, aš gyvenau 9 aukšte, pamačiau, pas mane sumontavo 4 sekcijas, kai apačioj sumontavo gal kas 8, išsigandau, kad sušalsiu. Sako, irgi paprašiau montuotojų, kad iškart man daugiau tų sekcijų primontuotų, kad tik man nebūtų blogai. Tai iš esmės dėl paprasčiausio nesupratimo. Va. Ir ką mes gauname? Netgi ir subalansavę su automatiniais balansiniais sistema, mes gauname rezultatą, kad turime vis tiek blogą temperatūrų pasiskirstimą tarp aukštų. Reiškia, jeigu jūs norite ne tik horizontaliai sureguliuoti sistemą, bet ir vertikaliai, jums yra būtina montuoti termostatus, būtina yra sutvarkyti šitos apvadus prie radiatorių ir montuoti termostatus. Kitas svarbus dalykas, kurio aš dabar truputį jau pradedu pasigesti, gal tai yra dėl taupimo, nežinau, tai yra stovų temperatūros reguliavimo įranga. Mes žinome, kad reikia balansinių ventilių, mes žinome, kad reikia termostatų ir mes išgirstame tokį baisų žodį temperatūros reguliavimas stovų, dar koks nors CCR'as ir mums kyla klausimų, ar mums to reikia. Tai pasikartosiu, kam reikalingas yra stovų temperatūros reguliavimas. Jeigu jūs turite prie radiatorių termostatus ir kaip matote iš čia esamos skaidrės, pirmas radiatorius, aukščiausias radiatorius užsidaro, nes jam šilumos pakanka patalpoje, stovas nebeturi kur atiduoti šilumos. Automatiškai ta šiluma keliauja sekančiam radiatoriui. Bet sekantis radiatorius yra visą laiką didesnis negu pirmas radiatorius, nes taip yra vienvamzdžio šildymo sistemoje. Mes turime vis žemesnę temperatūrą su lyg kiekvienu radiatoriu, bet automatiškai vis didesnį radiatorių su lyg kiekvienu aukštu. Ir kai tas radiatorius gauna aukštesnę temperatūrą negu įprastai, jis ką padaro iš tikrųjų, jis irgi užsidaro. Aš čia tik neparodžiau flash pačio video, nes bijojau, kad nepradėtų viskas strigti. Tai tiesiog padariau print screenus. Tai automatiškai, ką mes gauname? Mes gauname karštą paduodamą temperatūrą, aukštą paduodamą temperatūrą, uždarytus radiatorius ir aukštą grįžtamą temperatūrą, reiškia didelius šilumos nuostolius grįžtamų vamzdynų. Dar koks yra baisesnis scenarius. Įsivaizduokite, jeigu jūs ant šito radiatoriaus turite daliklį. Ką mėnesio bėga šitas daliklis matuos? Didelį ir apvalų nieko. Reiškia, jūs turite individualią apskaitą, ateina mėnesio galas, dabar kaip ir turėtumėte išdalinti pagal daliklius, kiek kas suvartojo, bet dalinti nėra ką, nes visų dalikliai parodė nieko. Ir taip yra dėl to, kadangi gyventojai tiesiog pradėjo šildytis nuo stovo, jie nebesinaudojo radiatorių šiluma. Tai ir trečias dalykas, jeigu lyginame tokią vienvamzdžio šildymo sistemą, kad ir čia automatiniai balansiniai ir yra sumontuoti termostatai, šitokia vienvamzdžio šildymo sistema gana stipriai gausi kaulus nuo dvivamzdžio šildymo sistemas. Mes jų negalime lyginti, nes vienvamzdė yra pastovaus srauto, reiškia, jums reikia šilumos ar jums nereikia šilumos, vis tiek stovų cirkuliuos didelis kiekis srauto ir turėsite aukštą grįžtamą temperatūrą. Jeigu jūs turite stovų temperatūros reguliavimą, ką jisai daro konkrečiai, tai prisidarius jūsų radiatoriui, kaip yra paduodama temperatūra, tai yra grįžtama temperatūra pas jūs pradėtų kilti, bet automatiškai termostatai arba elektroninė versija pradeda mažinti sraute esantį stovą, stove esantį srautą. Ir jeigu srautas stove pradeda mažėti, automatiškai ir stovo temperatūra pradeda kristi.
Reiškia, jūs turite tiek patalpose reguliavimą, tiek turite stovų temperatūros reguliavimą, kur automatiškai mes kartu ir mažiname srautą. Va čia ir vyksta didysis vienvamzdis pasikeitimas, tai yra iš pastovaus srauto vienvamzdės jūs gaunate kintamo srauto vienvamzdę. Nes dvivamzdės su termostatais jinai pati jau gimsta kintamo srauto, o vienvamzdę mes turime paversti kintamo srauto, jeigu mes norime, kad sistema būtų efektyvi. Ir galėtume ją bent lyginti su dvivamzdė šildymo sistema. Tai yra paprastesnė versija, yra QT elementai, tokie termostatiniai tiesiog elementai, ant kurių mes rankiniu būdu nustatome kažkokią grįžtamą temperatūrą, ir jie ją palaiko. Minusas tokio sprendimo yra tas, kad vienvamzdė šildymo sistema su esamais likusiais radiatoriais patampa labai žemų temperatūrų sistema. Ir dažnai tas QT elemento nustatymas bus per aukštas esamai situacijai. Kitaip tariant, jisai neduos jokios naudos, jisai neveiks, jisai tų temperatūrų nereguliuos. Tai tik tai šalčiausiais mėnesiais QT elementas pradės reguliuoti stovą, nes tai tiesiog grįžtama bus aukštesnė, negu yra nustatyta ant pačio elemento. O čia ir atsiranda tokio nustatymo minusas, nes jeigu jūs norite kas mėnesį adaptuoti arba kas savaitę adaptuoti čia esančias temperatūras grįžtamas, tiesiog turi eiti kažkoks tai žmogus ir keisti tą nustatymą. Tai to niekas nedaro realybėje. Tai tam, kad to daryti nereikėtų, yra elektroninė versija. Elektroninė versija, tas CCR, ką jisai konkrečiai daro, tai va čia esantis daviklis seka pastoviai punkto paduodamą temperatūrą ir pagal tai adaptuoja kiekvieno stovo grįžtamą temperatūrą. Ką tai reiškia? Jisai moka, tai yra sistema moka adaptuotis priklausomai nuo lauko temperatūros. Reiškia, mes tik suprogramuojam kažkokią tai kreivę, jeigu paduodama tokia, grįžtama tokia, jeigu tokia, tai grįžtama tokia. Ir reiškia, mūsų sistema yra kintamo srauto visą sezoną nuo šildymo sistemos pradžios iki šildymo sistemos pabaigos veikimo. Ar mane vis dar girdite, ar viskas veikia, ar gal yra kažkokių klausimų? Valio. Gerai, aš dar pažiūriu trumpai klausimus. Taip, klausimų nėra. Čatas nėra. Valio. Gerai. Taip, kadangi sakiau, čia yra toks įvadinis, tai mes turime nedaugiau valandos. Tai projektavimo ypatumai. Projektuojant vienvamzdę šildymo sistemą, jeigu mums lieka seni radiatoriai, labai svarbu yra išlaikyti esamą srautą. Reiškia, būtent tą srautą, kuris buvo projektuotas prieš 30-40 metų. O jeigu mes turime išlaikyti esamą srautą, bet norime sumažinti šildymo sistemos galią, tarkime, dvigubai, vienintelis būdas, kas mums lieka, tai yra mažinti paduodamas temperatūras, mažinti projektuojamas temperatūras. Ir automatiškai, jeigu seniau buvo sistema projektuota prie 95 paduodamos ir 70 grįžtamos, dabar mes jau turime sistemą projektuoti, tarkime, prie tokių temperatūrų kaip 62 paduodama, 48 grįžtama. Tas temperatūras galima gauti iš tokio grafiko, mes turime jį savo techniniam žinyne pavaizduoto. Gal sakykime, esminis dalykas, jeigu jūs to pačio punkto nekeičiate, tai yra temperatūrų skirtumas. Tai esminis dalykas, kad per temperatūrų skirtumą jūs išlaikytumėte būtent tą srautą, koksai buvo prieš tai. Kodėl reikalingas būtent tas srautas? Vienvamzdė sistema yra jautri srautui. Jeigu jūs sumažinsite 2 kartus srautą, nes nenorite mažinti paduodamos temperatūros, atsitiks toks paprastas dalykas, kaip jum į radiatorių nebetekės vanduo. Reiškia, stovai bus karšti, radiatoriai bus šalti ir jūs niekaip, netgi nuėmę termostatą, jūs nepriversite vandenį tekėti į radiatorių, nes pats vandens cirkuliacija bus stipriai per maža. Dėl to mes privalome išlaikyti seną srautą, tam, kad turėtume tobulą užtekėjimą į radiatorių, koks ir privalo būti. Projektavimas rūsyje, tai esminis dalykas galbūt uždaromoji armatūra. Tikslas projektuoti uždaromą armatūrą taip, kad galėtumėte, jeigu prireiktų keisti balansinį arba drenuoti arba kažką nuiminėti, kad galėtumėte užsukę visą, kas liečia stovą, keisti, ką tik tais norite. Tai nesumontuoti uždarimo armatūros virš balansinio. Ar gali automatinis balansinis veikti kaip uždaromoji armatūra? Trumpai, ne. Balansinis ventilis yra skirtas reguliuoti srautą,
tai uždarimo armatūra yra skirta uždaryti, balansinis yra skirtas reguliuoti. Tai visą laiką numatykite uždarimo armatūrą ir ją numatykite žemiau balansinę tam, kad galėtumėte uždaryti ir kažką tais, jeigu reiktų keisti, pavyzdžiui, balansinį. Kokios pasitaiko projektavimo klaidos? Tai vat būtent yra ištraukos iš projekto, projektuojama vienvamzdė šildymo sistema, bet mes paliekame arba tiesiog parenkame dažniausiai naujos dvivamzdės šildymo sistemos temperatūros, 80 paduodama, 60 grįžtama. Tokiu atveju sumažiname srautą greičiausiai beveik dvigubai ir turėsime problemų su užtekėjimu į radiatorių. Kita problema, šita problema iš tikrųjų netgi dabar, šią savaitę gal netgi buvo, kai skambino montuotojas ir sako, ką daryti. Projektuotojas nurodė, kad visi termostatai, visi termostatiniai vožtuvai yra DN15, 15 diametro. Tai yra mažai tikėtina, kad visam daugiabutyje stovai yra 15 diametro. Greičiausiai jūs turėsite kažkokį procentą ir 20 diametro. Danfoss rekomendacija yra labai paprasta. Jeigu jūs matote, kad stovas yra 20 bute, jūs turite montuoti 20 diametro termostatinį vožtuvą ir afadą siaurinti iki 15. Jeigu jūs ateinate į butą ir pamatote, kad stovas yra 15 diametro, tad tuomet termostatinis vožtuvas turi būti 15, afadas turi būti 10. Dar yra galimybė daryti visą afadą su presuojamu vamzdžiu. Jokių problemų galite daryti su presuojamu vamzdžiu, tik tada turėkite omeny, kad jeigu ateinate ir stovas pas jūs yra 20 diametro, presuojamas vamzdis iki radiatoriaus yra montuojamas 22 diametro, vožtuvas yra montuojamas 20 diametro, afadas yra montuojamas 18 pres vamzdis, nebereikia to pačio susiaurinimo. Ir analogiškai, jeigu turite 15 diametro stovą, jūs montuojate tada 18 pres vamzdį ir afadas yra 15. Ir vožtuvas be abejo yra 15 diametro. Jeigu jūs nebuvote daugiabutį, arba kaip pavyzdžiui dabar jūs negalite net nueiti fiziškai tą daugiabutį, tai bent jau siūlyčiau procentaliai išskaidyti, kaip duokite 40%, kad bus 20 diametras, 60% 15 diametras. Ir tiesiog prirašykite projekte, kad kiekiai ir diametrai yra tikslinami montavimo metu. Jau montuotojai bus šiek tiek lengviau, kad jis užsisakys jau kažkokį santykį tiek tų vožtuvų. Tai nebus taip, kad jis užsisakė 225 DN15 ir paskui atėjęs pamatė, kad vamzdis yra 20. Montavimo darbai, kokie yra atliekami daugiabutyje, tai būtent bute, va čia yra vaizdas iš mano draugo buto, kuriame gyveno, kaip atrodo prieš montavimą, tai yra tiesiog tiesiai einantis afadas. Afadą mes būtinai turime atitraukti, tai yra būtent tam, kad būtų tinkamas užtekėjimas srautas į radiatorių. Tai darbai čia jau iš konkretaus renovuojamo daugiabučio, kuris buvo renovuotas, yra nuotraukos, tai darbai yra tokie, kad apskritai visas naujas aprišimo mazgas yra montuojamas ir afadas yra atitraukiamas. Kas šiuo metu yra montuojama, tai termostatinis vožtuvas, galvutė ir afado susiaurinimas. Afado susiaurinimas nes tiesiog nemažina diametro, bet jeigu darytumėte su presuojamu vamzdžiu šitą afado aprišimą, tai yra radiatoriaus aprišimą, jums reikėtų šito, pasakysiu taip, afado susiaurinimų jums nebereikia, nes visus susiaurinimus jūs galite atlikti su presuojamu vamzdžiu. Rūsyje tai tas pats kaip ir buvo papaišyta, tai yra tiesiog montuojamas uždarimo armatūra, balansinis, pavara, daviklis. Daviklis yra montuojamas visą laiką viršuje, ne čia, ne magistralės pusėje, o stovo pusėje, tam, kad daviklis visą laiką jaustų, kokia yra stovo temperatūra. Kaip pavyzdys, jeigu jūs dabar čia uždarytumėte balansinį nors ir 5 minutėm, būtų labai sunku pajausti, kokia yra stovo temperatūra, kas su juo vyksta. Kitas labai svarbus dalykas montavime, ką aš dažnai vis ir dabar dar pastebiu, tai yra negalima užizoliuoti pačio daviklio. Daviklis turi būti atviras tam, kad jisai kontaktuotų su aplinkos temperatūra ir galėtų kiek įmanoma greičiau adaptuotis į besikeičiančią stovo temperatūrą. Daviklis pradeda užvėluoti, teikti ne tokią teisingą temperatūrą, kokia yra, kai jis yra sumontuotas izoliacijoje. Jis ten sėdi šiltai, stovas pas jūs gal vėsta, bet daviklis vis dar vėluoja ir rodo ne tokią teisingą temperatūrą, kokia galėtų būti.
Montavimo klaidos. Tai, reikia sumontuoti susiaurinimą, reikia sumontuoti termostatą, tai sumontuoja termostatą, susiaurinimą ir neatitraukia apvado. Tokiu atveju yra tikimybė, kad pas jūs neužtekės srautas į radiatorių. Šitą dalyką mes pastebėjome prieš kokius 9 metus, gal netgi 10 metų, kai atėjo gyventojas iš daugiabučio, kuris buvo renovuotas dar prieš 10 metų. Tai jau dabar nuo mūsų laiko 20 metų atgal. Kol jie turėjo daliklius ant radiatorių, jie buvo termostatus visą laiką užsisukę ir šildėsi nuo stovų, nes tuo metu tokio kaip CCR neegzistavo. Reiškia, jie šildėsi nuo stovo, dalikliai nieko nerodė, bet yra kaip yra, jie taip gyvena 10 metų. Po 10 metų dalikliai prarado savo kaip garantinį laikotarpį, veikimo laikotarpį, tiesiog buvo naudotasi ne pagal juos, o pagal kvadratūras išskirstoma šiluma ir gyventojai atsisuko termostatus. Atsisukę termostatus, jie pamatė, kad stovas yra vis dar karštas, o radiatorius tik truputį pacirkuliuoja, pašyla, bet nešyla taip, kaip turėtų būti. Tada pradėjo mūsų klausti, kodėl. Mes pradėjome skaičiuoti, pasiklausėme savo kolegų mokslininkų, kodėl taip yra. Jie išskaičiavo su savo visais Excel'ais ir pasakė, kad vis dėlto, jeigu norite 100%, kad visiems būtų gerai, nes yra atveju, kur galima ir netitraukus apvado, kad veiks. Bet mes tokios rizikos kaip gamintojas prisimti nenorime, tai mes tiesiog visiems pasakėme, visų apvadai turi būti atitraukti, tokiu atveju 100% jūs neturėsite problemų. Kita klaida montavimo, kuri dar vis pasitaiko, tai yra, kada mes turime radiatorius tiek ant paduodamo stovo, tiek ant grįžtamo stovo. Tada mes kaip ir turėtume ant paduodamo stovo montuoti termostatus apačioje. Bet sumontavus termostatus apačioje, jie ne taip gerai, gal sakykime, komfortiškai matuos temperatūrą gyventojui. Nes įsivaizduokite, turite termostatą iki 22 laipsnių ir jūs jį sumontavot ne čia, o čia. Reiškia, čia jisai stengsis patalpoje palaikyti 22 laipsnius, pas gyventoją turėsite 23, gal 24 laipsnius. Tai nėra labai gerai. Plus, jeigu senyvo amžiaus žmogus, jam yra nepatogu lenktis prie termostato ir kažkiek tais, jeigu norėtų jį koreguoti. Dėl to mes nusprendėme visiems pasakyti, kad montuokite bet kuriuo atveju termostatus viršuje. Svarbiausia tik tai, kad jeigu kyla srautas į viršų, termostatė va čia esančią apsukite kryptį į stovą. Ant termostatinio vožtuvo tiesiog yra visą laiką kryptis nupiešta, tai apsukite kryptį į stovą, jeigu stovo srautas leidžiasi, apsukite stovo, tai yra ventilis turi žiūrėti į radiatorių. Tai va. Man atrodo, kad netgi taip, gal taip, išvada tokia, vienvamzdė šildymo sistema gali būti efektyvi, tik labai svarbu yra ją teisingai aprašyti. Kaip pavyzdys, jeigu jūs nenusimatėte grįžtamos stovos temperatūros reguliavimo, niekas jums jo ir nesumontuos. Nepamirškime, kad renovacija vis dėlto yra verslas ir montuotojui ištraukti iš savo kišenės pinigų ir padaryti jums kažką geriau yra finansiškai tiesiog neapsimoka. Dėl to būtina nusirodyti komponentus visko, ko jūs iš tikrųjų norite, kad jūsų sistemoje būtų. Tada yra labai svarbu suprojektuoti teisingai, tai yra nurodyti diametrus teisingus, pavaizduoti tuos pačius procentus, jeigu vienvamzdžio šildymo sistemą parodyti montuotojui, tai yra didelis palengvinimas. Nepridaryti klaidų su temperatūromis, be abejo yra labai svarbu sumontuoti ir nekiek nesumenkintas dalykas yra eksploatavimas. Eksploatuoti šildymo sistemas teisingai yra labai svarbu. Pats praktiškai turiu atvejų, kur dėl blogo eksploatavimo mes turime daugiabučius su dvivamzdėm naujom šildymo sistemom. Po renovacijos pirmą mėnesį daugiabutis suvartoja procentų daugiau. Įsivaizduokite, apšildot sienas, pakeičiat naują sistemą ir daugiabutis pas jūs suvartoja dar daugiau. Tai yra būtent dėl blogo administravimo. Lygiai taip pat turime pavyzdžių, kur vienvamzdės šildymo sistemos suvartojimas yra kad ir 3 kartus didesnis negu turėtų būti, vien dėl to, kad yra netinkamai eksploatuojama. Kas yra netinkamas eksploatavimas? Turbūt matėte senovinius filmus, kur rodo nemokantį vairuoti žmogų, kuris spaudžia vienu metu daug gazo, taigi spaudžia stabdį, vėl gazas, vėl stabdis, visa mašina trūkčioja,
beveik nevažiuoja, patiria didelį tokį, sakykim, trūkčiojimus, diskomfortą, tai tas pats vyksta ir su daugiabučiu. Šilumos punkte yra nuspaudžiamas gazas dugnas, sistema nuspaudžia stabdį, jinai visą trūkčia, nes kartais reikia atleisti stabdį, kartais vėl reikia paspausti stabdį, tai daugiabutis važiuoja blogai, stovai visi traška, tamposi tiesiog vien dėl temperatūrinių pokyčių, gyventojai patiria diskomfortą, sąskaitos milžiniškos ir sako tada, tai kas iš tos renovacijos, jeigu daugiabutis suvartoja daug, tos sistemos neveikia. Tai dėl to reikia labai kruopščiai prižiūrėti ne tik tais visas 3 pirmas paminėtas dalis, bet labai svarbu yra teisingai eksploatuoti. Tai jeigu manęs klauso eksploatuotojai, tai drąsiai skambinkit, klauskite, kaip teisingai reguliuoti, kaip optimaliai daugiabutis turėtų veikti. Tikrai padėsiu, seniau dažnai važiuodavau per daugiabučius, per visus, rodydavau, reguliuodavom, žiūrėdavom. Nu, dabar to padaryti negalime, tai galime nuotoliniu būdu. Tai va, tiek iš manęs, dėkui už dėmesį, tikiuosi prezentacija neprailgo, labai gerai, telpame iš esmės į laiką, tai jeigu turite kažkas kokių klausimų, ar norite kažką pasakyti, aš nežinau, galite pamėginti save atmutinti, arba yra toksai raise hand, tai tiesiog paspauskite ranką ir aš jūs atmutinsiu. Matau, ranka yra Vytautas Nakas. Ar jūs turėjote klausimą, ar netyčia paspaudėte? Turbūt gal netyčia. Tai, nežinau, atmutinu visus, pažiūrim, kas bus. Netgi neleidžia visų kažkodėl tais man atmutinti. Nu ir gerai. Tai jeigu kažkas turite klausimų, aš po vieną kitą atmutinu, galite sakyti, pasakoti, kas kaip. Jurgita, viskas girdėjosi, veikia, nestabdė? Justai, aš noriu paklausti. Aha, klausau. Aš užduočiau klausimą, tikrai čia dėl asmeninio namo susidūrėm, niekaip neįtikinam gyventojų dėl renovacijos, gal yra kažkokios medžiagos ar savivaldybė, čia reikia kreiptis bukletų. Aš kažkada kalbėjau net su Andrium apie tai. Aha, tai dabar... Gal būtų tokia vaizdinė medžiaga jiems kažkaip kitaip negu žodinis, kaip sakyti. Tai tikrai taip. Mes turime paruošę tokį žurnalą 10 sėkmės istorijų, kuriame yra 5 daugiabučiai su vienvamzdėm sistemom ir 5 daugiabučiai su dvivamzdėm sistemom. Ten yra aprašytos problemos prieš, kaip jas išsprendė, suvartojimai, investicijos, viskas vaizdžiai pateikta. Tai šiuo atveju aš galiu atsiųsti elektroninę versiją. Jo, būtų gerai, nes čia pas mus tik 2 laiptinės, aišku, čia 3 sudubliuoti namai, mes susidėjom balansinius ventilius, bent jau tai įtikinau visus, kaip pasakai, čia Lietuvai namai tie 3, nes gyvenu Lietuvai. Tai bent jau tiek susidėjom, bet vis tiek, mano tai galinis būtas, tai aš dėl to čia keliu. Ten, kur liūdnas veidelis. Jo, liūdnas veidelis, tai dėl to ir klausiu. Jo, tai šiuo atveju tikrai yra medžiagos, iš tikrųjų mums patiems buvo iš pradžių labai sunku parodyti tos sistemų privalumus, tai vien dėl to mes tuos pirmosius daugiabučius labai stebėjome, žiūrėjome suvartojimus ir aprašėme savo sėkmės istorijose. Kad būtų lengviau ne tik žodiškai, bet ir tiesiog pateikti su nuotraukom. Jo, čia grinai piniginė išraiška, jie visi labai iš karto drastiškai prieš, tai norėtų kažkokios pagalbos. Mano e-mailas yra šitas, čia šiuo metu turime dar visai daug klausytojų, 54, tai jeigu kažkokių yra klausimų individualiai, reikia kažkokios medžiagos, tai drąsiai rašykite man e-mailu. E-mailais, telefonais bendrauti nieks neuždraudė, tai drąsiai galim bendrauti, galim ir vaizdą įsijungti, pašnekėti gyvai. Tai rašykite, jokių problemų, tikrai. Lauksiu žinių. Ačiū. Prašau. Nu ką, tai gerai, baigiam šitą sesiją. Visiems geros dienos. Jeigu kažką turėsit klausimų, tai rašykite ir pranešiu apie sekantį mūsų webinarą. Jisai gal bus dvivamzdė, gal antras lygis vienvamzdės sistemos, pažiūrėsime. Čia toks labiau įžanginis, grinai parodyti tokius paprastus dalykus. Tai geros dienos visiems. Viso gero. Ačiū. Viso gero. Viso.